Chebra, geras naujienas, Muraris atvažiavo. Man už 2 valandų prasideda atostogos, 2 valandą, atostogausiu čia kaime. Žmona neleis dirbti. O Muraris čia dės, žiūrėkit kokį turim. Opa, ir čia ant lūvų mes viską dėsim. Ką dėsim? Šitą dėsim, gipsą. Geras išradimas, tas gipsas man patinka. Nekenksmingas, pigus, geras barškalas. Žmona atvažiavo, viskas atostogas prasidėjo, aš jau persirengiau nebedarbinės kelnes, Muraris ten sukioja. O ką mes čia tokio gudraus pasidarėm? Pasižiūrėkit, kaip supjaustėm tokius profilius, perpjovėm per pusę ir gaus toksai L kampas labai fainas. Ir tada mes tą L kampą, va taip va, prisukam prie va šitų, va taip, bam, prisukam. Ir siena, gipsas ir lubos. Va, reiškia, vietoj to, kad čia būtų 5-tukas prie sienos pritvirtintas, mes pritvirtinam gipsą prie šito tiesiog kampo ir jie taip susiriša. Lygiai taip pat va šitose vietose, kaip ir neprivaloma būtų, bet daug geriau yra įstatyti va tokie ir tada susiriša tas gipsas su to gipsu. Ir labai pigiai, paprastai ir greitai, nereikėjo nei pas kardininkus važiuoti ir labai fainai, man atrodo, gaunasi. Ir va taip čia jau žalia porą lapų uždėta. Visur sudėjom tarpinės ant šitų. Vat, matot, va ten tarpinės dėl garso. O šį čia tokią skylę palikau, kur čia viduj bus mano rekuperatoriai, viskas toj skyliai. Nu tai kur aš per atostogas be 10-9 važiuoju. La 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 la. 1, 2, 3, 4, 10. Nuvežiu vaiką pasaublę, toks vėjas vežant, neina vairuot. Įsimečiau 20 plokščių gipsų ir 2,60 m. Nu, dabar gal bus stabiliau, nes aš bijau, kad nupus nuo kelio. Bet čia tai išradimas, va, nupirkau šitą dalyką. Ir jo dėka galim pritvirtinti bet kokią priekabą. Čia galim pritvirtinti kažkokias, tokias būna ūkiškas traktoriukų priekabos, o čia kablys normalus yra. Ir čia va, visą tą gipsą jau mes atsivežam. Aišku, dar nesusinešėm, tik tai kelis lapus nusivežėm pasibandymui. Bet tai kitas reikalas. O mes čia atostogaujam kaime, nu šiandien jau kažkokios atostogos, pirmos 2 dienos, tai buvo sunkios. Adaptacija, nuovargis, vaikas miegot nedodavo naktį, dabar jau lygtais biškį davė. Ir vakar dar dieną pamiegojau. Tai būna sunku užmigt, kai aš pavargęs, bet žmona mane paglostė, tada aš užmiegu. O dabar einu nusiskusiu. Kai pasikrauni, gali prie ją vežti jau. Važiuojam. Su vaiku atsivežėm dar 17 lapų, kiek čia jie sveria? 17 kart kokie 3-5. Ten atplėšė. Atrodo aktyvus poilsis. Čia balti, tai čia easy. Šitie dvigubai sunkesni. Kambariai, kuriuose miegama, tai yra 2 kambariai. Iš vidaus eina visur mėlynas. Visų perimetru. Iš čia neina, nes čia ir taip daug vatos iš lauko, čia paukštukai, viskas gerai. Katalinė iš vidaus, čia matot katalinę, va įeisim. Čia bus durys katalinės, įeisim pro jas. Čia iš vidaus, dėsiu gal prieš gaisrinį, gal ne prieš gaisrinį, bet durėlį. Durėlį dėsiu ir jisai tom fanai, kad jis iškart tvirtas, nereikia galvoti, nes čia norėsiu boilerį pritvirtinti 300 kg dar kažką, nu kad būtų iš karto opa. Jeigu būtų toks vėjas ir būtų lapai, tai va tokių nuvirtusių medžių čia pilna būtų, nes gūsiais čia varo ir iki 60 km per valandą. Lazerių vėl šikna. Aš jau sutvarkysiu. Lazerių šikna. Žinau kaip tvarkyti. Pažiūrėkit, kiek šviesos yra čia. Jau gipso jau kiek sudėjo. Šilta jau kaip namie, saulė šviečia. Žiūrėkit. Mėlynas. Mėlynas, jisai sparus garsui ir gali prisukti lentyną prie jo ir jinai neiškrenta. Plius mes visur dedam gumą, dar duos, manau, dusinimo garso. Nu tokie reikalai. Man labai patinka kaip šviesų namie. Eik tu savo.
Pamiegojau. Nu, žiūrėt, ką Muraris daro. Paskutinė atostogų ten ar pailsėjau. Nelabai, bet visien pakeičiau aplinką, kaime gyvenau visą savaitę. Jo, jeigu reikėtų vaiką važiuoti, čia nevažiavau porą kartų. Kiekvieną dieną reikėjo važiuoti kur į miestą, kažką atsivežti. Tai jeigu čia šitą pusę, tai easy, bet kai reikia ten link Žalių ežerų, tai ten valandą į vieną pusę, valandą į kitą pusę. Daug žmonių yra įsikūrę kaime ir kai jau reikia vaikus vežioti į mokyklą kažkur toli, tai jie tada nusiperka būtą centrą. Bet šiaip čia geriausias dalykas yra šitas. Ta tyla, ta ramybė. Kur ten tas namas stovi, Dieve mano. Matot? Kai aš pamatau tokio levelio surūdijusi supuvusi autobusiuką kur nors, tai toks iš karto, tipo, jo vairuotojas nesuteikia man pasitikėjimo, tipo, taip, nenorėčiau naktį sutikti. Jo. Žiūrėkit, kaip aš pirmadienius leidžiu. O, pūtą čia suklijavau, visą čia apsišydžiau slengstį, tokį čia pastorinimą padariau. Todėl, kad žiūrėkit, čia vienas tiesiog stadramtis ir viskas, tai čia taip nesaugiai. Tai aš jau tokį dar dasukau, na, iškart rimčiau. Čia šitoj pusėje jau sutvarkiau galutinai, tai galite įsivaizduoti. Čia toks susišiltina guzas, čia įsitripė, ten dar penketukas yra medinis. Ir čia gražiai jis apsipjaus ir taip dinamiškai apsitinkos. Čia biškį išpūtė, tai ploninau. Dar reikės paploninti. Klausykit, 3 dienelį praėjo. Nu ir ką, vakarėlį atvažiavom pasižiūrėti, ko čia duoda depa, žiūrėkit, visai fainas. Įskyrus tai, kad čia ta spina kažkokia neaiški. Šiaip žiauriai fainas, 104 eurai. Tokios visai turi, atrodo, svorio. Nu, visai fainas. Ir pilkas mes žiūrim, pilkos va labai fainas. Šiandien jau viršui langus pradėjau daryti, būtų galima jau montuoti. Viršui dar, ne, pritrūkau ir medžiagų, bet pastebėjau, žiūrėkit, kai visą laiką kai kasta, visą laiką griūna. Dėl to bačką aš sodinau ant nejudinto grunto, plus biškį smėliuko su cementu. Ir pastebėjau, kad šitą mano bočko nugaravo čia per žiemą. Tai tam, kad jinai nesprogtų netyčia, reikia pripilti vandens. Va, ta šlanga. O. Iškeičiau į didesnį skydą. Elektrikas sako, ką, mažas? Jim didesnį. 4 eilės po 14, tai kiek čia gaunus 56. Bet į nugarą susuko, jau surašiau pas gydytoją, kad rimtai specialistai apžiūrėtų, kas ten yra, nes man būna spėju dėl to, kad va taip scrollinu visą laiką, dėl to nugarą sulinkus ir miegant, dažniausiai miegant išeina slankstelis iš vietos. Ir jeigu jo kas nors netrakštelna, tai pradeda jau nervai 3 dieną spausti. Šią naktį sunkiai net ir miegojau, tai dabar važiuoju į masažus. Ir atvažiuoja elektrikas šiandien pas mane, tai pradėsim elektros darbus daryti. Aš ne vakar klijavau tos langus ir vaikelį. Kiek ten dar yra reikalų, jeigu aš vienas daryčiau, tai 2 metus mažiausiai darau.
nes negalima dabar ir likusio gipso dėti, nes paskui nebus kaip laidų vesti. Jeigu kokį čia atsivežė, visau, čia mes dabar žaisim elektrą, tikrą elektriką atsivežėm. Pirmas kabeliukas leidžiasi, iš kur ten kažką ten kyša. Išpjoviau skylutę, žiūrėkit, kur tas skydelis, va, visai gerai. Hokš tik tai, tik iš šitos pusės bus čia. Čia bus skydelio langelis, žiūrėkit, kai miela, elektrytę padarysi. Param, taram, taram, parararam, param, parararam. Kai kaimo važiuoji statybo, tai laikį ir į parduotuvę užsuki. Kai 140 nenumatytų išlaidėlių padarai. Ir laimingas. Kokia esmė yra? Laisvumas kabelio mediniuose, visokiuose rastiniuose, karkasiniuose namuose. Kad neįsitemptų ir netrūktų? Jo, laisvumas nesvaikšto viskas. Kitas labai kokybiški sujungimai iki pat galutinio taško. Sulituoti? Jo, sulituoti, aš tai sulituoti. Ir trečias kokybiškas skydelis skiri sujungimai. Bet pas mus nėra kokybiškas skydelis, jisai pigus. Tai kokybiškas automatu, kai visas skydelis sumontuotas su visa įranga. Tai pas mus bus kokybiškas skydelis? Jo. Čia elektrikas primokas, tai nežinojau, šitus pasirodo ne tik, kad va Schneider visi vienodi, bet yra serijos. Ir ten yra tos šynos. Bet žodžiu, važiavau keist ir aš anksčiau kaip darydavau, tai visiškai nesąmonė, juokėsi turbūt visi kaip pamatė. Gerai, jau nieks nemato. Ir dar nulis tenais kažkaip įsijungia, sako, va čia ties, čia kalodėlės, čia tam skirtos suvesti ten nulius, tarkim. Ne, sako, čia ant varžto vieno, ne, reikia gero kontakto patikimės, nes pats čia atskirai daro, sujungia, dar nemačiau kaip, bet liepia man ten varžtų nupirkti. Žodžiu, čia bus geriau padaryta nei gerai. 2,5 razetė maina, tai šitas kabelis man tarnavo prieš kažkiek metų kaip 300 metrų ilgio prailgintojas. Yra specialiai jau nusipirkau tokį, kurį galėčiau ateity panaudoti kitiem reikalam. Tai va dabar mes į čia visur jo ir dar po kol kas visai užtenka. Kad telefonas įsikrovė, su žmona važiavam, darėm virtuvės planą. Preliminarus virtuvės planas, kurį galim keisti, bet mes jau žinom, pasižymėjom su elektriku, kur reikia mikrobanginės laidą pravesti, kur dar kokia šaldytuvo laida, kur netgi pravesti laidą, jeigu ateityje atsirastų, kai būna kriaukliai, čia kriauklė būna tokie malūnėliai, paspaudi mygtuką ir ten viskas sumala. Nereikia krakštyti. Ten gali jau ir kokią burką mes sumala ir azotą. Pas dabar tas elektros yra tame, kad negali toliau jokio gipso nieko daryti, nes visur turi būti elektrą pravedžioti. Mes pasidarėm tik tai tą gipsą, ką galim. Pavyzdžiui, šito lapą mes negalim dėti, nes čia turi praeiti gipsas ant šitos sienos ir tada šitas profilis prie jų prisisuka. Tai va, kai visi šitie laidžiukai bus prasivedžioti, tada galima ir uždarinėti, kištvatą uždarinėti. Aišku, kitur dar reikia ir vandentiekį pasidaryti prieš uždarant. Čia reikia pasidaryti užveržiamas, ne užveržiamas, o užspaudžiamas. Geras kažkokias jungtis, užspausti, praeina sienose, kraniukas, viskas uždarom. Parodėlė, kaip tos rozetės įsistato į gipsą. Padarai tokią, yra specialias gipsinės, tokios dėžutės, įsistato ir čia varžtus prisuki ir iš kitos pusės jos prisiveržia ir tokia stovi. Tada ant jos jau gali bet kokį uždėti, ar liregus, ar jungą gali uždėti rozetę. Čia tokias giliausias kokios radau, nes elektrikas, kur reikia, čia sulituoja ir čia palieka sulituotus kontaktus. Pavyzdžiui, ateina iš rozetę ir turi eiti iš jos į kitą rozetę. Tai nėra kažkokios kitokios dėžutės paslėptos, bet visi sujungimai va čia išsiardai ir tu čia jos randi. Jie čia sulituoti už rozetės. Pratesimai visi. Tokia čia yra sistema. Jeigu lituoti, tai yra žiauriai daug laiko, nenaudojam tų vago galima apšvietimo tipo, bet čia kur rozetės lituota, nes lituota tai yra taip suvirinta beveik. Dar kartą kas ten su tom vago. Mano akim vago rozetėse, jeigu loviuose darai, tai ten, jeigu jam laisvumo yra, kabelis neįtempamas geriau. Po rozetėm paskirstimo dėžutėse būtų laužimo, tempimo efektas ir vago taip yra netinka. Nors tipo apkrova laiko, bet tai... Bet lituoja tai tik dėdukai, tai ką daryt jaunimui? Aš dėdukas, man tinka. Super. Visą dieną. Ką visą dieną? Ne visą dieną. Visą laisvą laiką šiandien. Ten buvo tokia stambi krūva. Dar buvau pasilikęs. Nes po žiemos atsiranda duobių kažkokių. Tai dar su traktoriuku pasipilščiau, pasitvarkiau. Ir patrambavau.
labai šlapia yra, čia buvo sutrombuotas ilgiau tarnaus, nes kuo daugiau sutrombuoja, tuo mažiau vandens jisai gers, ir kuo mažiau vandens, tuo ilgiau tarnaus. Įdomiai, žiūrėkit, jokios industrinės aš pirmą kartą iš vis turgui, čia yra Halės turgus. Ir čia mes taip sugalvojom patūsint turgui. Opa! Kuku prie!